Jeigu kalbant skaičiais, tai mes turim apie 30 000 vinilinių plokštelių, 500 šelako plokštelių, bene 3000 kažkur yra kompaktinių ir apie 200 kasečių. Tai žodžiu, mūsų garso įrašų fondas jis tikrai yra didelis, jame galima rasti visokių įdomybių, tik tai reikia smalsumo ir noro ieškoti. Tai nuo pat skyriaus įsteigimo pradžios jame buvo taip pat ir garso įrašai. Iš pradžių vadintas muzikinės literatūros ir garso įrašų skyrius. Ir jau nuo tada, nuo 62, 65 ir vėlesni metai, nuo tada vykdavo tokios audacijos, vadiname iškinamieji koncertai, kurių metu darbuotojai arba kviestiniai svečiai, kompozitoriai ar dainų atlikėjai papasakodavo apie muziką, o pačios garsiausios būdavo Kuprevičiaus vedamos paskaitos. Pačios garsiausios visi atsimena. Tai pagrinde buvo tarsi du lankytojų tipai, tai vieni buvo studentai, kurie klausėsi namų darbams klasikinę muziką ir antroji buvo tokia labiau ateinantis prabanginės muzikos savo malonumui pasiklausyti. Ir visai neseniai susimąstėm, kad būtų gerai pačioje skaitykloje muzikos leidinių atnešti dalį fondo, kuris šiuo metu yra laikomas saugyklose ir jį atverti žmonėm, kad jie pagalvotų, kodėl neatėjus į biblioteką paklausyti muzikos. Jeigu skaitytojas žino, ko nori pasiklausyti, jis bet kada atėjęs į mūsų skaityklą, taip gali tiesiog paprašyti dirbančio darbuotojo surasti jam jo norimą įrašą. Arba būna taip, kad skaitytojai atklysta ir tada parodom jiems stalčiuką, kuriame galima pasiknisti pagal pavadinimus, pagal autorius, surasti norimą įrašą. Galima klausytis per kolonėlės pasileisti garsiau. Čia nedaug būna skaitytojų, tai galima biškį garsiau penktadienio vakarą pasileisti per visą kambarį, arba galima per ausines klausytis. Čia gale galima pamatyti įdomų momentą. Skaitykloje anksčiau, kai klausydavosi leidinių, brūkšniukais pažymėdavo kiekvieną klausymąsi. Ir taip buvo galima neišėmus plokštelės matyti realiai, kiek ji buvo klausyta, ar jinai jau suraižyta galbūt. Iš jau įdėklą ištraukus matosi, kuris takelis buvo hitas, nes jis buvo nudroštas, o viena pusė buvo nudrošta, o kita ne, nes tai viena pusė įdomi, o kita ne. Tai gali aktualumą matyti. Ir tada gali matyti skonį pačių skaitytojų, lankytojų, koks buvo tuo metu. Aš klausau labai daug ko. Tai man iš tikrųjų čia yra labai įdomių dalykų ir man patinka diginti muziką. Tai čia tikrai kartais būna kažkas girdėto, ko galbūt namie kam nebūtum skyręs dėmesio ir tada darbe labai yra puikia proga, gauni plokštelę, užsidedi ir gali atrasti naujų dalykų. Tai visai smagu yra. Bet ko darbe užsikabinau, tai atsiminiau trip-hopą, kad toks egzistuoja. Tai turim irgi keletą plokštelių, tai labai puikiai tinka bibliotekos skambesiui trip-hopas. Pastaraisiais metais, kadangi turim bičiulį kolekcininką, kuris skolinosi mūsų įrašus laidoms apie Kauną, tai tie senieji įrašai turbūt buvo tas, kas buvo įdomu pasiklausyti, pasikuist, nes ieškojom, visos dirbom su tais įrašais, tai čia ir sovietmečio įrašai, labai daug disko muzikos įvairios to laiko, tai ir istorijų išgirdom. Tai čia buvo darbas, kada mes šitą muziką klausėm tiesiog ir darbiniais reikalais, nes reikėdavo perrašyti iš vinilų į skaitmeną. Tai toks buvo tarpas. O dabar viską iš eilės, ką gavom, tą ir pasiklausom.